Tai sveiki visi, čia aš Vakaris. Šiandieną bus trumpas video, nes aš noriu kai ką jums paskelbti. Skelbimas yra, kad mano serveryje yra naujas dabar, bedvarsai yra, tai jo, jūs galėsite žaisti bedvarsus. Tai nieko nereikės jūsų slaptažodžio įvesti Minecraftą, nieko nereikės, tiesiog prisijungite ir jau esate šiame pasaulyje. Tai taip, kaip žaisti bedvarsus. Taip, kai jūs žaidžiate bedvarsus, prisijungite prie šio serverio, paspausit ant su skryne dešinį mygtuką ir matote šitą bloką. Jeigu rodo, kad mažiau nei 8 žaidėjai, tai gali žaisti. O jeigu bus populiarus serveris, tai maždaug kaip 20, tai aš jau tikrai padarysiu, kad būtų, kad visi šitie, kur nėra nieko, aš padarysiu, kad būtų daugiau bedvarso serverių. Tai taip, jo, padarysiu, tai tikrai. Tai jo, ir ką šita galvelė reiškia ir ką šita lova reiškia. Taip, šita lova reiškia, ji šitoj vietoj nelabai yra naudojama, o jums yra naudojama čia. Kai persigalvosit ir nenorėsit žaisti, tai jūs tai paspaudžiate ir tiesiog išeinate ir esate čia. Ir dabar ką reiškia šita galvelė? Kai jūs bet kur paspaudžiate galvelę, jums rodo, kiek jūs nužudėt, kiek pralaimėt, kiek išgriaujat lovą ir kiek mirėt per žaidimą. Okay. Tai skelbimas baigėsi, nepamirškite man pasubscribinti ir tikiuosi, kad kai kažkas prisijungs, tikiuosi, kad labai patiks ir kai bus jau 100 žaidėjų ir nebus užteks nebus vietos, tai jūs galėsite čia paparkūrinti. Jo, paparkūrinti galėsite. Ir jo, viso gero, turėkit geros dienos ir tiesiog pasubscribinkit į mano kanalą. Tai viso gero.